laiko mašina, Vilniaus autobusų stotis. Spauskite stebėti mano kanalą ir keliausime visi drauge. Norėčiau pasiekti 700 pradžiai, o dabar aš jums truputį papasakosiu apie šią vietą. Kadangi netrukus bus čia viskas renovuojama ir nebeliks, tai laiko mašina įamžina. O aš čia iki kokių 98 metų su bičiuliu pardavinėjome laikraščius. Parašykite komentarą, gal kas dar atsimena, toks buvo laikraštis Pirmadienis. Ir va čia buvo spaudos kioskas. Ir tų durų nebūdavo slankiojančių. Tiesiog buvo tokios ertmės, per kurias košė kiaurai skersvėjai. Ir mes jau taip stovėdavome su sunkiais laikraščių pundais. Ir sakydavom Lietuvos rytas, Respublika, Pirmadienis. Ir taip, kol žmonės iš mūsų nupirkdavo. Ir jie va čia iš ten atkeliaudavo. O kioskininkėgi labai baisiai pykdavo, nes mes turbūt parduodavom daugiau negu kioskas tai padarydavo. Netgi karštą vandenį pildavo ant mūsų ir policininkai nusivesdavo į savo čia buvusi komisariatą. Dešinėje buvo viena laukiamoji salė, kairėje kita. Taigi brūkštelėkite komentarą, ką jūs galvojate apie šitą vietą. 64 metais iš tikrųjų berods autobusų stotis buvo pastatyta. Tuo metu tai buvo modernu. Na, o dabar matote patys. Kitą kartą galbūt pakeliausim gilyn. Iki.